Sveiki, šiandien kalbinsiu Gintarą Balčytį, architektą, Lietuvos nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatą ir žinoma mūsų KTU statybos ir architektūros fakulteto docentą. Sveiki, Gintarai. Aš norėčiau Jūs pakalbinti, turbūt pradėti pokalbį nuo pačių pradžios. Jūs esate kaunietis, grinakraujas kaunietis, taip? Taip, Kaune gyvenu. Gimėt Kaune. Studijavot vis dėlto Vilniuje, nes Kaune architektūros turbūt nebuvo tuo metu studijų. Taip, tuo metu buvo praktiškai dvi vietos mokyklos. Tai Dailės akademija Vilniuje ir visi tada buvo, dabar VGTU vadinasi. Taip. Statybos inžinerinis institutas turbūt tada skambėjo. Taip. O kodėl nusprendėte studijuoti architektūrą? Kodėl pasirinkote būtent šią profesiją? Nežinau, neturiu tokio atsakymo kažkokio, kad būtinai kodėl pasirinkau. Aš mokiausi dailės mokykloje ir šiaip galvojau, galbūt reikėtų stoti į kokią tapybą ar kur, ta prasme, prie metų, kaip sako. Bet tais laikais įstoti į Dailės akademiją, ypač iš ten tokios grinasios disciplinos meninės, kaip tapyba, skulptūra, buvo faktiškai neįmanoma, nes ten priimdavo 2-3, o stodavo ten po 50 gal. Tai iš tikrųjų ir kažkaip, ir šiaip paskutinėse mokyklos klasėse, jau kai buvau apsisprendęs, kad greičiausiai, kad kito kelio kaip ir nemačiau, kaip tik architektūra. O architektūra, kaip manote, yra labiau menas ar vis dėlto inžinerinis mokslas, ar kažkas kartu? Manau, kad architektūra yra architektūra. Šiaip jau, kaip mokiausi ir visą laiką iš tiesų galvojau, kad architektūra tai yra menas ir taip toliau. Bet greičiausiai, kad tai yra taikomasis menas, kuris turi daug kažkokių tokių techninių elementų. Bet kuriuo atveju, tai dėl to ir sakau, kad architektūra yra tikriausiai architektūra. Ja neveltui taip pat ir kažkaip visur išskiria tą architektūrą. Nors kai jau einame ten į istoriją, kažkur tai keliaujame, tai tuose visose ir meno leidiniuose, ir enciklopedijose architektūra, renesansas, gotika, ją kažkaip niekas net nebijoja, priskiria prie meno disciplinų. Nors tais naujaisiais laikais dabar tai jinai kažkaip, taip vienareikšmiai pasakyti, kad tai yra tik tai menas, tai nedrįsčiau turbūt. O gal meno supratimas iš tikrųjų keitėsi per istorijos laikotarpį, kaip mes supratom meną renesanso, gotikos laikotarpį, šiandien suprantam šiek tiek kitaip. Tai keitėsi, aišku, ir dabar keičiasi, nes ten kažkokio, ta prasme, atsiranda labai daug tų įvairių, nežinau kaip čia pasakyti, disciplinų, nedisciplinų, nes nebeaišku, kas yra tas menas, ar ne, yra, reiškiasi, menų vadina labai daug dalykų, ir performance'ai įvairūs, ir aplamai kažkokie tai, sakysim, kažkokie tai veiksniai, kurie lyg ir su menu nieko bendro neturi, tai daugiau, tokių kažkokių saviraiškos elementai, bet tai, sakysim, vadina lyg tai ir menu. Su kuo, nežinau, iš vienos pusės gali sutikti. Jeigu, kaip sako, visi žmonės yra menininkai, tik tai menininkai apie tai žino. Tai šiuo atveju matyt, kad viskas yra tikriausiai galima traktuoti labai plačiai tą meną. Ir galima jį traktuoti, tik tai tokiuose, kaip čia, profesijos rėmuose. Nes koks tu menininkas, jeigu ten nebaigėjai aukštosios mokyklos ar ne meno. Arba ten nelankėjai dailės kažkokios mokyklos. Kai buvai jaunuolis, tai koks tu menininkas. Tai va čia ir tas architektas, jeigu tu nebaigėjai aukštosios mokyklos architektūros srities, tai koks tu architektas. Nors kita vertus yra labai daug žymių, tų vadinamų star architektų, kaip, sakysim, Tadao Ando, kurie nebaigia, reiškia, tos architektūros ir nieko bendro prieš tai neturėjo su ja. Tai
Čia dėl to, man atrodo, kad šiais laikais viena vertus labai suskirstyti, sudėti viską į savo stulčiukus, vargu ar yra tikslinga, nes iš tikrųjų tai nieko ir nesako. Na ir kas, kad ten vieni sako, architektūra yra menas grynas, o kiti sako, kad čia visiškai ne menas, bet ar čia keičiasi esmė, nesikeičia turbūt esmė architektūra. Tikriausiai ta esmė nesikeičia ir aš esu skaičius vieną pokalbį su jumis ir jūs minėjot, kad gerą architekto esminis bruožas yra suderinti kažkaip taip kontekstualumą ir konceptualumą. Tai kaip manote iš tikrųjų, kas yra svarbiau? Ir manau, kad tikriausiai menininkai, tie, sakykime, grynieji menininkai visada daugiau orientuojasi būtent į konceptualumą ir tai išreiškia kaip saviraišką. Bet architektas tarsi negali, jisai kuria aplinką ne savo, ne saviraišką tik tai, bet kuria aplinką žmonėms. Tai kaip tą balansą rasti? Tikriausiai vėl labai daug tų, sakysim, yra architektūrą užsiimančių žmonių ir kiekvienas turi matyti savo tą, kaip čia, požiūrį ar nišą savo, darbo kažkokį metodą ir žinoma, labai priklauso kokius ten objektus darai. Tai dėl to negalėčiau jų kažkaip visiškai sulyginti, kad čia yra labai, viena vertus yra labai svarbus kontekstas, ar ne? Ir netgi visais atvejais, man atrodo, kontekstas ir aplinka yra labai svarbus. Ir kitas klausimas, kaip tu su juo elgiesi, su to kontekstu, nes pas mus liktai taip priimta, kad jeigu objektas kontekstualus, tai jisai turi kažkaip, įsilieti, ar tenai kažkaip labai korektiškai su kita aplinkiniais pastatais ar aplinka elgtis. Tai tada jau kontekstualus, o jeigu tu ten, sakysim, miško vidury pastatai ten 300 aukštų, sakysim, pastatą, kažkokį peštuką, jau tu nekontekstualus, ar ne? Tai manau, kad nieko panašaus. Nes tas toksai prieštaraujantis, sakysim, esančiam kontekstui kažkoks tai, sakysim, veiksmas jisai gali būti ypatingai meniškas, sakysim. Ir kaip tai gal pabrėžta tos savybės, jisai gali būti visiškai nekontekstualus, bet, sakysim, iš kitos pusės savo tavo meninę svarbą, ar ten, kaip čia pasakyti, savo tą koncepciją, jisai gali būti kita vertus ypatingai kontekstualus, nors jisai visiškai nesiderina prie aplinkos. Tiek yra aplamai tas bendrasis, sakysim, kažkoks diskursas, kad čia jeigu kontekstualu, tai yra gerai. Tai nieko panašaus, manau, nes yra... Nebūtinai. Tikrai taip, nes begalė yra kontekstualios architektūros pavyzdžių, kuri nieko verta iš viso. Ypač miestuose, ta prasme, jeigu be veido, tai jau čia gerai. O jeigu, reiškia, turi savo veidą ir ne visiems ten patinka, arba ne visų požiūrį tu išpildai, tai jau blogai. Tai nemanau, kad taip yra. Ar galima pasakyti, kad architektas iš esmės turėtų būti, ne tik tai tas, kuris menininkas, kuris kuria, bet iš esmės šviečia visuomenę. Ir tarsi lyderis veda, kokia galėtų būti mūsų ateitis. Tai tikriausiai, kad vis tik tai architektai užplanuoja tą žmonių gyvenimą. Ten nori, nenori, bet taip yra, tu gali su to nesutikti, gali sutikti, bet vis tiek architektūra yra tokia specialybė, kuri užduoda tą, sakysim, gyvenimo būdą vienaip ar kitaip. Nesakau, kad jinai kuria jį, bet jinai, kad užduoda, tai tikriausia taip. Ir čia labai priklauso, kaip tą gyvenimo būdą, sakysim, užduoda. Nes kaip architektai vis tiek, jie nėra politikai, ar ne? Politikai, sakysim, daug kažkokių tai gali padaryti į vienokią pusę ar kitokią pusę tokių žingsnių, kurie iš tikrųjų veikia žmonių gyvenimą, sakysim, kad šiandien gyvenam taip, o rytoj jau gyvensim kitaip, ar ne, dėl kažkokių tai politikų veiksmų, ten kokių sutarčių ar nesutarčių, ten pasirašymo ar dar kažkokių. Architektai taip greičiausiai nebeturi tos galios, jinai galbūt buvo, sakysim, praeito šimtmečio, sakysim, gale, vidury, kur ypač tose sovietiniuose vadinamuose kraštuose, kur
miesto planuotojai, dažniausiai tai būdavo, sakysim, ne taip kaip dabar būdavo architektai, urbanistai, tai jie, žinoma, turėjo didesnės galės, nes kurdavo tuos naujus rajonus, kuriuos mes dabar, sakysim, vadiname beveidžius ir jų nemėgstam. Jie pakeitė žmonių tiek tą gyvenimo būdą, sakysim, su tokiais planavimo dalykais, tiek ir į tą ne tik gyvenimo būdą, bet ir mąstymą greičiausiai. Dabar taip neturi galimybės to padaryti. Dabar vis tiek tikriausiai, kaip yra laisvos rinkos ekonomika, architektas dirba užsakovui, ar ne? Ir kaip surasti irgi tą balansą tarp visuomenės poreikių, ypač jeigu kalba eina apie visuomeninius pastatus, ar ne? Kaip surasti tarp užsakovo, gal ne visuomeninio, sakykime, bet tuos pastatus, kuriuos naudojasi visuomenė, ar ne? Autobusų stotis pavyzdys, ar ne? Jūs esate suprojektavęs netgi 2 autobusų stotis, Kauno autobuso stotį ir Vilkaviškio autobusų stotį. Aišku, ir miestai labai skirtingi. Kaip rasti tą balansą? Tai vėlgi čia labai priklauso nuo kiekvieno architekto, kaip jisai mato. O jūsų? Sakėt, kiekvienas turi savo kažkokį kūrybos metodą, ar ne, ir žingsnius kažkokius, kaip tą pastatą projektuoti pradeda, kada idėjos gimsta. Tai jūs, koks yra tas kūrybinis kelias? Nežinau, aš daugiau toks, sakyčiau, intuityvus esu. Kaip mano tas kelias nėra labai paremtas tokiom, gal tai ir negerai, bet paremtas įvairiais skaičiavimais, ten, sakysim, diagramom, ten įvairiais tyrimais, ten. Aš nesakau, kad tai nereikalinga, tai tikrai reikalinga, bet iš tiesų tai kuo daugiau turi patirties, tai tuo sakysim, tu intuityviai savo tos tyrimus, jie patys tau savaime ateina, čia kaip chirurgas, ar ne, kuris daug patyręs, jam kaip ir viskas aišku, jisai pasižiūri kokią tą ligos istoriją ir žino, ką jam daryti. Jam nereikia tenai kažkokių labai didelių dalykų, sakysim, tyrinėti, įsivaizduoti, kaip skirtingai turbūt nuo jauno kolegos, kuriam tai bet kurioje turbūt srityje taip yra, kad kuo daugiau tu, kaip čia pasakyti, patyręs, tuo daugiau tau sueina į galvą tų dalykų savaime. Tai ir sakau, aišku, tie aplinkos kontekstas man yra labai svarbus. Šiaip jau. Labai svarbus o tie pastatai kokie išeina, tai tokie jau ir išeina. Kad vieniems išeina vienokie, kitiems kitokie, bet kaip čia pasakyti, tie mano visi klientai yra privatus. Aš neturiu tų, kaip čia sakyti, valstybinių, ar kaip čia jo dabar pavadinti, tų klientų. Tai viena vertus, tai yra turbūt ir pliusai, ir minusai tame, nes privatus klientai, su jais tu turi tokį, kaip čia pasakyti, labai aiškę užduotį, ką turi padaryti jiem. Ir kaip tu, sakysim, išmoningai tą padarai ir kiek tau pavyksta jos įtikinti, kad reikėtų rinktis tokį kelią, nes statybos yra brangus tas verslas ir iš tikrųjų. Kuo didesni objektai, tuo didesnės sumos ir jeigu tų sumų niekas šiaip savo nenori išleisti. O, sakysim, tie iš visuomenės lėšų, tai nesakau, kad tai nesvarbu, tai yra labai svarbu, žinoma, bet iš visuomenės lėšų tu turi tokį tikriausiai kaip rimtesnį argumentą tiem užsakovam. Kad ir visuomeniai reikia, nes tarsi yra visuomeniai, už visuomenės pinigus tu privalai gauti, visuomenė privalo gauti patį geriausią tuo metu įmanomą produktą. Ta prasme, kokybė turi būti aukščiausia. Tai šiuo atveju ir architektūros kokybė
už visuomeninės lėšas turėtų būti kaip įmanoma geresnė. Ar taip yra šiandien? Nežinau, ne visą laiką greičiausiai. Tai ir dėl to vat, ir tas architekto vaidmuo yra svarbus, nes labai daug kas nuo architekto priklauso ir jeigu eini tuo tokiu, paprasčiausiu, sakysim, keliu, tai žinoma vienas dalykas, bet jeigu tu eini tokiu kūrybiniu keliu, tai tikriausiai, kad galima pasiekti geresnį rezultatą, sakysim, jeigu taip jau idealių atveju, negu kad su privačiom lėšom. Nes tu turi tiesiog didesnę laisvę, man taip atrodo, tai architektūrai sukurti. O tas mobilumas irgi, gal čia kalbant ir apie stotis, ar ne, Kauno autobusų stotį paminint, kiek yra svarbi Kauno autobusų stotis patiem Kauno miesto gyventojams? Ar jinai yra vis dėlto svarbesnė kitų miestų gyventojams, kurie atvyksta į Kauną? Manau, kad šiaip kaip objektas stotis, funkcija jo, tai yra taškas, į kurį atvyksta ir iš kurio išvyksta. Tai dėl funkcijos, manau, kad svarbi keliaujantiems žmonėms. Nesvarbu, ar jie čia miesto gyventojai, ar jie čia atvykę iš kažkokių kaimų ar apylinkių, ar tiesiog Bet Kauno autobusų stotis vis tiek tarsi yra vartai, ar ne? Ja, o pastatas, aišku, jisai svarbus miestui, jau čia neabejotinai, kad taip. Ir čia, nežinau, viena vertus architektūra, kiekvienas pastatas ir sudaro tą miestą, ar ne, jau visą tą audinį. Jisai ten vienoks ar kitoks ir jeigu ta architektūra yra kažkokia, sakysim, išskirtinesnė, ar ten kažkokia geriau sukonstruotas tas pastatas, tai jisai tiesiog geriau užpildo tą miesto audinį ir miestas tampa vis įdomesnis ir patrauklesnis. Tai šiuo atveju, kaip pastatas, manau, kad žinoma, jisai yra svarbus, tikriausiai svarbesnis miesto gyventojams negu tiem, kurie atvyksta į tą miestą. O dabar funkcija pagrindinė aiškiai autobusų stoties, ar ne, kad atvažiuoja, kaip sakėt, ir išvažiuoja žmonės, ar ne, bet ypatingai dabar naujojo urbanizmo idėjom plintant, ar ne, mes kalbam, kad kuo daugiau turėtų visi pastatai būti polifunkciniai, ar ne, kad būtų suderinamų tų funkcijų daugiau. Ir komercijos atsiradimas, ar ne, autobusų stotyje, apskritai komercijos egzistavimas mieste, kiek tai yra svarbu ir kiek tai yra miesto kaip turgaus, sakykime, gal idėja. Kaune irgi turgus yra visai šalia prie Kauno stoties. Tai kaip tas ryšys tų funkcijų ir polifunkciškumas? Tikriausiai kaip, kiekviena funkcija, kiekvienas pastatas turi savo tą funkciją. Ne? Ten ją galima pridėti prie jos kažką, ten galima nuimti, nežinau, nes manau, kad tas dabar toks madingas, sakysim, žodis, ta kryptis, reiškia, kad viskas turi būti visiems, viskas turi turėti daug reikšmių, ten visko, tai manau, kad yra kaip tokia truputį populistinė, mano supratimu. Nes kiekviena funkcija turi visų pirma įvykdyti tai, kam tas pastatas užduotas, ar ne? Tai šiuo atveju būtų tikrai keista, jeigu, pavyzdžiui, visi stebėtųsi, jeigu mokykloje įsteigtų dar ir kažkokią prekybos centrą, ne? Arba ligoninė ten dar ką nors, nežinau. Tai, sakytų, kvailystė kažkokia, ne? Ir dėl to... Bet taip, pavyzdžiui, mokykla, ar ne? Jinai būna aktyvi pusę dienos, ar ne? Sakykime, taip, pirmąją dienos pusę. O vakare jos būna tarsi tokios nenaudojamos vietos. Galbūt visai būtų neblogai tam pagalvoti, kas galėtų vykti vakare. Ar jūs manot, kad tai būtų visai... Ne, tai tikriausiai, kad tai netgi privaloma, manau, pagalvoti, kas ten vyktų,
sakysim, vakare, bet mano supratimu vis tiek tai turėtų būti, kadangi mokykla skirta vaikams mokyti, ar ne, tai ir vakare, tai jinai turėtų būti skirta mokyti ten vaikams ar galų gale suaugusiam, bet negali jinai pavirsti, na, sakysim, turgų. Naktinio klubu. Ar dar kažko, žinai. Nes tada pradedi nebesigaudyti. Kai visko nori būti, tai būni nieko. Vat, ir arba kas tinka viskam, sako, tai niekam netinka. Tai manau, kad ir ta funkcija tokia. Bet kita vertus, pasaulyje, mano supratimu, nu, ne tik mano, bet čia kaip ir akivaizdu, kad vis tik į priekį veda pinigai. Ta prasme, verslas ir nieko nebūtų buvę, jeigu nebūtų tikslo uždirbti pinigų, ar ne, nuo pat, sakysim, ankstyvųjų laikų. Tai taip ir čia nieko, aš pavyzdžiui, nesutinku su tais, kurie, kai projektavom Kauno autobusų stotį, sakė, štai dar bus vienas prekybos centras, tai yra labai blogai, o kodėl blogai, o kas čia blogo? Ta prasme, nieko čia blogo nėra ir kad pas mus to nebuvo. Tai galbūt ir buvo tas toksai, nu, kaip čia ne tai, kad pasipriešinimo, bet tas toks nuostabos arba savo ten kitokio manimo pareiškimai, o niekas nesistebi, kai nuskrendi kokį Frankfurtą persėsti lėktuvu, kažkur toliau skristi, tai pusė oro uosto yra parduotuvės ir kavinės, nes, nu, čia tokia labai paprasta, man atrodo, yra verslo logika, kad stotis ir šiuo atveju autobusų stotis jau generuoja labai daug tų srautų žmonių. Tai tiem, sakysim, tuos srautus kažkaip pritraukus, jos taip, gal ir negražu sakyti, bet panaudoti jos ir kitokiom reikmėms, tai man atrodo visiškai normalu, netgi ir patogu, jeigu žmogus, reiškiasi, laukdamas autobuso ten nuveis pavalgyti arba grįžęs autobusu nusipirks parduotuvėje valgyti ar beleką kitą. Tai manau, kad čia jam patogu. Nauda net žmogui. Jeigu jam to nereikia, tai jisai ir nepirks. Tai čia nematau dėl ko piktintis, tiesą pasakius. Tai jeigu tu nenori, tai tu kaip nenori važiuoti autobusu, važiuok troleibusu, nenori troleibusu, lipk į traukinį, nėra jokių problemų. Nenori eiti parduotuvę, neik į tą parduotuvę. Laisvas pasirinkimas. Tikrai, tai čia šiuo atveju manau, kad tas toksai, komerciškai teisingas santykis. O kad miestą tai papildo, sakysim, funkcijas papildo aplinkinės, tai man atrodo labai gerai. Tai tie vieši tokie objektai, manau, kad jie tam ir skirti, kad miestą papildyti miestui funkcijų. Gyvybingumo įnešti. Architekto darbas yra toks, kur tu ten greitai tų rezultatų ne visada sulauksi. Aišku, ten užsakovai spaudžia, kad kuo greičiau, taip toliau, bet kartais tų rezultatų reikia laukti, ar ne? Ir kokia turėtų būti architektūra, kad jinai neprarastų savo aktualumo, ar ne, jeigu ten nepavyksta iš karto pastatyti, ar ne, ten kažkokių. Aš žinau, jūs net savo praktikoje irgi turite daugiabutą, kuris buvo statomas, projektuojamas ir paskui sustojo ir buvo statomas vėl. Ir vis tiek aš šiandien praėjau pro jį ir jisai neatrodo jisai pasenęs. Kaip sukurti tą ilgalaikę architektūrą, kuri nepraranda savo tos kokybės kažkokios ar estetikos, net nežinau kaip įvardinti. Nežinau, neturiu metodų, kuriais galėčiau pasidalinti. Ne, tikriausiai kaip čia, jeigu darai kažką, kuo tu tiki, ta prasme, į kiekvieną objektą dedi kažkokią, sakysim, savo dalį, tai tikriausiai ir viskas gerai išeina, nes blogiausia tai, kad kai būna, kad architektūrai turiu omenyje, bet greičiausiai ir visur, kad sakysim, savo ten objektus ar darbus žiūri taip, tokius per, kaip čia pasakyti, per ne tai, kad verslo prizmę, bet tokio,
kad čia jie nieko verti, kiek čia, 5 daugiabučius, ar ten 105 jų pastačiau, tai negi aš dabar prie kiekvieno čia sėdėsiu ir galvosiu, laužysiu galvą, kaip čia yra tokie štampai, jos darai ir viskas gerai. Tai galbūt irgi nesakau, kad tai yra labai blogai, jeigu tie štampai yra gerai sudėti, ta prasme, tai irgi gerai, nes pasaulyje tos tokios originalios labai architektūros, ką žinot, dabar berasi. Bet vis tiek reikia į kiekvieną objektą įdėti tam tikrą kiekį kažkokios tai tos minties, kurie lieka. Ta prasme, negalima žiūrėti ypač architektūrą tokiu atmestiniu būdu, kad padarysiu šitą objektą ir nieko čia baisaus ir bus gerai. Ir tai iš tikrųjų yra blogiausias dalykas, kai objektas dar nepastatytas arba įstatomas, jis jau morališkai pasenęs būna, kai pastato. Tai čia toks... O tai čia gal tas greitas, tokių greitų madų vaikymasis labai irgi, kaip sako, net įvaizdą, ar ne, sako, atskirkit madą nuo stiliaus. Tai ar architektūrai tai yra? Ne, tai mados yra ir architektūroje, ir tai yra svarbu, žinoma, jau negalima ten atmesti ar dar kažkaip, tai tos mados yra, jos buvo ir jos aišku bus, bet čia kaip ir rūbų mados, ar ne, nes daugiausia turbūt tas mados tendencijas mes įsivaizduojam, tai yra, rūbų dizaine, tai juk irgi yra tų rūbų, matyt, modelių 100 milijonų visam pasauliu, ar ne, bet tik tai, tarsim, tie užsitarnavę vardus savo, jie yra mažiau kažkaip atpažįstami, arba tie mažiau atpažįstami, arba, kaip čia pasakyti, nepriekaištingai atrodo tie dizaineriai, kurie neleidžia savo daryti bet kaip. Tai ir architektūroje lygiai tas pats. Matyt, jeigu architektas leidžia savo tik tai kopijuoti ir, sakysim, nesusimastyti, kodėl va taip darai, galų galia tą fasadą, kodėl tu taip darai, ar čia tau gražu, o jeigu gražu, tai ar tikrai visiems gražu, o jeigu visiems gražu, tai ar tikrai po 5 metų bus gražu. Tai va čia yra, matyti, didžiausia esmė, kad vis tik tai kūrybiniam procese, mano supratimu, yra visų pirma turi atsirasti mintis. Jeigu jinai atsiranda ta mintis idėja, tai tada ir tas pastatas ten galbūt vieną kartą labiau pasiseks, kitą kartą gal mažiau pasiseks, bet jisai turės savo mintį, savo idėją. Bet jeigu tu neturi, pradedi ne nuo idėjos, o nuo to kažkokio štampo, kurį tu ten matėjai, padarysiu taip, tai dažniausiai tai nepasiseka labai gerai. Tai va čia tas konteksto supratimas irgi turbūt, kaip jūs sakėt, kad pradedat kontekstas jums asmeniškai irgi yra labai svarbu, padeda nenukeliauti į tas labai manieringas. Taip, kontekstas galbūt čia daugiau jau tokia, kaip plačiaja prasme, nes architektūra vis tik tai yra, toks erdvės menas, taip pasakyčiau, ne fasadų, ne plokštumų, bet erdvės menas. Ir tame jau kontekstas iš tikrųjų turėtų veikti labai stipriai, nes kaip tu tą erdvę sugebė tame kontekste sutvarkyti, sakysim, ar jinai turi būti tokia kaip visiškai aplinkiniai tie dvi pastatai, ar jinai turi būti sutvarkyta kažkaip išskirtinai kitaip, ar dar kažkaip. Tai va čia tas veikia architektūra ir turėtų veikti labai stipriai. O fasadai, kaip čia yra, tų tokių tendencijų mados daugiau, bet ne erdvės. Erdvės, man atrodo, tų tokių mados dalykų yra ženkliai mažiau negu kad tos architektūrinės išraiškos. Nesėkminga erdvė turbūt buvo ir viduramžiai sėkminga erdvė, ar ne, ir jinai lygiai taip pat funkcionuoja. Taip, ir šiandien. Čia iš principo galbūt to tokio giluminio architektūros, sakysim, supratime tų madų nelabai ir yra, nes
ta erdvė, galbūt yra tendencijos, sakysim, kad, dabar darom ten, sakysim, atviras labai erdvės, o, sakysim, praėjus ten keliam 100 metų, ar dar kažkaip darom ten suglaustas, ar dar kažkaip, tai galbūt tame yra, nes mados čia galbūt, galima įžiūrėti tikriausiai, bet jinai galbūt netgi sunkiai pavadinti mada. O dabar dar klausimas apie neįgyvendintus projektus, nes irgi esat turėję tokių drąsių pasiūlymų kaip šančių, pavyzdžiui, kareivinių vidinius kiemus uždengti. Ir yra projektų, kurie buvo tiesiog neįgyvendinti. Ar yra tokių, kurių gaila, kad nepavyko įgyvendinti ir tokių, kur gal ir gerai, nes pasikeitė tiesiog per kažkiek laiko požiūris ir gal ir gerai, kad čia tas projektas neįsigyvendino? Galbūt aš esu iš tų architektų, kurie tarsim nesigaili tų tokių kaip neįvykusių galimybių, ar dar kažkaip, arba iš tų, kurie vieni architektai, ne tik turbūt, pastato tą pastatą ir ten čiut ne kasdieną eina ir žiūri, ar ten ko nors nepakeitė, ar ten jisai išliko toks pat, ar čia kažkas neperstumdė ten tų baldų, ar ten tas sienas kažkas nenudažė kitaip, tai aš to nedarau. Pastatas baigtas, pradėjau savo gyvenimą ir jisai gyvena, aišku, nebūčiau labai laimingas, jeigu ten kažką, sakysim, padarytų taip, kaip lyg tai man būtų atrodytų netinkama padaryti, bet būna ir taip. Tai šiuo atveju tos neįgyvendintos idėjos, matyt, kiekviena neįgyvendinta idėja, jinai, žinoma, kaip, galbūt kažkiek ir gaila, kad jų, ypač tokių, tarsi kaip šančių kareivinės, tai manau, kad neblogas buvo tas užmanimas, kad tuo metu jos buvo visiškai apleistos visos ir galbūt jo tais laikais apimtis to projekto buvo iš tikrųjų tikriausiai labai didelė ir net gąsdino visus, net neaišku, kad nei čia kiek kainuos, ne ar čia galima tai padaryti, ar čia iš principo yra ten gerai ar blogai. Tai didelės galimybės buvo įgyvendinus tą projektą, sakysim, tiek tai vietai turbūt, tiek ir visiems būtų, bet kad negalėčiau dėl to dabar miegoti, tai taip nėra. Mes kaip tik kalbėjom irgi su šeiminiškiais, sakėm, kaip čia toj Lietuvoje, kad tos visos viešosios erdvės būtų gyvesnės, kad žmonės kažkaip taip daugiau laiko praleistų. Reikia kažkokiu būdu uždengti, kad nesniktų, nelytų. Tai man tai jūsų idėja būtent, kad uždarus uždengtus vidinius kiemus, ten tokiais kaip skėčiais buvo tokia konstrukcija, tai pasirodė labai tokia priimtina, sakyčiau. Dabar dar vieną klausimą irgi norėčiau, sakėt, kad nesekat to savo gyvenimo, bet vis tiek turbūt kartais, tiesiog gal netyčia einat pro šoną ir pastebėt, kad ten, nepasikeitė tarsi nieko, ar ten po kelių metų praeina ar ne ir nepasikeitė. Ar tai yra rodiklis, kad iš tikrųjų buvo gerai sukurtas darbas, jeigu nesikeičia, nes paprastai, kaip sako, žmonės nepastebi tada, kai viskas yra gerai ir jeigu tik tai kas nors kliūna nepatogu, tada jau pradeda skųstis. Tai tikriausiai iš vienos pusės greičiausiai, kad funkcija buvo padaryta, išspręsta tinkamai, dėl to kažkaip ir nelabai reikia ką keisti. O kita vertus tikriausiai ir ta pati, tas pats užmanimas, ta pati funkcija, jinai neturi reikalo niekas jos pakeisti, ta prasme, bet arba jai nebuvo galimybių pasikeisti. Nes jeigu, pavyzdžiui, jeigu apie autobusų stotį kalbant, tai jeigu štai imtų ir būtų atsirastų kitokia priemonė, autobusais niekas nevažiuotų, ar ne? Tai būtų absoliuti nesąmonė, turbūt, jeigu architektas arba nesvarbu kas tenai pultų, reiškia, saugoti, kad taip ir turi būti, kad ne, taip pat čia sugalvojom, čia meno kūrinys, jo liesti negalima, autorius yra šventas ir vienu žodžiu.
Tai tikrai būtų tada keista. Ne? Ir pavyzdžiui, irgi kalba apie Kauno paštą, ne, kur čia jau kiek metų stovi tuščias ir neatranda savo vietos. Bet yra tų tokių, sakysim, nuomonių, kurios matyt turi teisę gyvuoti ir su jom gali nesutikti tik tai galbūt, kad vis tik tai ten turi būti paštas. Čia turbūt prisirišimas prie vietos. Kad turi būti paštas, nes paštai suplanuota, bet jeigu atsirado elektroniniai laiškai, niekas nebesiunčia laiškų siuntinių, niekas nesiunčia visi. Ta prasme, pasikeitė gyvenimo būdo žmonių, tai man asmeniškai nesuprantama, kodėl tos funkcijos nereikėtų keisti. Jinai turėtų būti keičiama, nes klausimas tik tai, kaip jinai turėtų būti keičiama. Tai čia gal dalis visuomenės bijo, kad tai buvo tarsi toksai objektas, į kurį bet kas gali užeiti ir yra baime, kad praras kažką, bet gal nebegalėsiu užeiti. Gali būti taip, bet gali būti ir taip, kad tie, kurie, taip, sakysim, bijo, kad ten negalėsiu užeiti, gal jie gyvenime ten nėra ir buvę. Bet jie hipotetiškai bijo, kad jam negalima bus užeiti, nors jisai ten net nesiruošia eiti. Jo, nėra ten, ko jam eiti, galbūt atsiras ta funkcija kaip tik, kad jam ten reikės eiti. Tai čia daugiau, aš tai matau tame, kaip čia pasakyti, baimę dėl baimės, nes pas mus iš tikrųjų dėja turime tas skaudžias tokias patirtis, kad iš gerų dalykų padaro nieko vertus. Tai taip, tas gali būti. Čia viskas priklauso nuo kaip tu padarysi tą naują funkciją ir ką tu ten ar pažeisi, ar pridėsi. Tai šiuo atveju aš manau, kad jeigu pastatas veikia gerai, tai reiškia ir funkcija veikia gerai. Ta prasme, tas užmanyta funkcija ir tas verslas, ar ten nesvarbu kas, sakysim, ar ten mokymo procesas, ar dar kažkas, jeigu mokykloje tu pastato mokyklą, ar joje nieko nereikia keisti, viskas vyksta labai gerai, reiškia, ta funkcija gerai padaryta ir tas procesas mokymo, ar ten verslo, ar pardavimo irgi gerai veikia. Bet jeigu kažkas pasikeičia, tai man atrodo, kad nieko baisaus, jeigu pastatai dėl to ir čia būtų keista, aišku, jeigu ten, sakytum, pasikeitė, reikia dar vieną ranką pridėti, ne? Skulptūrai. Tai, tikrai tai buvo, ar paveikslui ten galima pripiešti kažką, tai aišku, tai barbarizmas, tu gali tą padaryti, bet tai yra barbarizmas. Bet architektūra ir yra dėl to architektūra, kad, jos toks pobūdis, jeigu jos negalima, aš tai bent taip galvoju, kad jeigu jos negalima keisti, reiškia, jinai bus kažkada tai bus iš viso sunaikinta. Tai jūs toks architektas, kuris kaip tėvas paleidžiat savo vaikus į pasaulį ir gyventi savo gyvenimus. Ne, aš daugiau kaip tie japonų motobolistai, ar ne, kad pasaulis keičiasi. Jisai keičiasi ir kiekvienas, reiškia, daiktas suranda tam pasaulyje savo vietą, bet jeigu tu pats nesikeisi, tai ir šiuo atveju tu tada pražūsi. Tai ir pastatai, jie negali, jie nesikeisti, jiem arba reikia, sakysim, kaip praranda kažkokią funkciją ar dar kažką, tai reiškia, arba jiem reikia surasti atitinkamą funkciją, kad kuo mažiau pakeisti, sakysim, tą esamą struktūrą, kuri lyg yra gera, čia kaip Romos amfiteatrai, ar ne? Tai taip, dabar nėra gladiatorių kovų, ar ne? Bet jiem atranda naują funkciją kažkokią ten, ar koncertai, ar dar kažkas, niekas nebando jų padaryti ten, nežinau, baseinais ar ten. Bet buvo minčių, man atrodo, ten 17 amžiuje bažnyčią pastatyti kankinių. Ne, tai jo, viskas okei, čia nieko baisaus, bet, kažkaip... Čia, kaip sakoma, išimtis patvirtina taisyklę, nes Europoje, ten Olandijoje yra ne viena bažnyčia, ir bažnyčios padaryta, sakysim, ten restoranas ar viešbutis ir viskas okei, bet ten gotikinių, čia pas mus, jeigu tokia nors viena būtų, tai čia visi ant rankų nešiotų, per 10 metrų negalima būtų prieiti. Tai lietuviai iš esmės tokie, gan, kaip jūs sakėte, sėslus, konservatyvus, jeigu paveldas, tai jį reikia tik tai kažkaip saugoti, negalima keisti. Mes to rytietiško turbūt gal ir
trūksta mums požiūrė, nes aš kaip suprantu, rytuose jie daugiau saugo tradiciją statybos būdo, ar ne tiek tą patį originalų pastatą. Na, tikriausiai, kad mes tokie, ta prasme, tai tikrai konservatoriai, absoliutus esam. Bet kaip? Galbūt mes per mažai tos patirties arba galų galėtų idėjų gerų turim, kad visuomenė nebandytų, nebijotų bandyti pakeisti kažką. Tai mes tų pavyzdžių, tokių gerų kažkokių nedaug turime su tuo, sakysim, paveldo tvarkymu ar ten kažkokių tai naujų funkcijų suradimų, tai gaila, bet taip yra. Tai galbūt čia ne tik tai mes, nežinau, bet kadangi čia gyveni, tai ir jauti tą tokį pulsą, kad, nežinau, toks, kaip čia pasakyti, gal biški, toks nepilnavertiškumo jausmas ar toks susireikšminimas, kad čia pas mus viskas labai vertinga, viskas labai reikalinga, viskas čia kaip, bet kita vertus, tikriausiai ne viena aš, o ir daug žmonių, reiškia, atidarė savo garažo vartus arba sandėliuką, matys tenai begalę bereikalingų dalykų. O gal prireiks? Tai va, prikišti tie sandėliukai mūsų visokių, ten ko tik reikia, ko nereikia, ten ir niekad neužeina, ten galima būtų ramia širdim, reiškia, viską išmesti ir net nepajustum, jeigu tu ne pats išmeti, o kažkas vietoj tavęs. Tai gal ir pasigestum po 5 ar 10 metų, kad čia gal turėjau, kas čia atsitiko. Tai taip, mes nesam drąsus toj srityje. O dabar esat jau pripažintas ne tik Lietuvoje, bet buvot pakviestas ir į Bilbao dizaino savaitės atidarymo konferenciją irgi pristatyti tokią temą architektūra ir kontekstas, Genius Loci, kūrybinis požiūris į architektūrinį projektavimą, ar ne? Ir ten, kaip aš supratau, jūs pasakojate apie erdvės virsmą vieta, ar ne? Ir pristatėte 3 projektus. Gal galėtumėt taip trumpai pakomentuoti? Tai ten ta Bilbao dizaino savaitė, jinai vyksta kas metus, berods. Ir jie turi, kiekvieniem metam ten po tą, reiškia, naują temą kažkokią tokią. Tai šių metų tema buvo, reiškia, perėjimai iš vienų būsenų į kitą, sakysim, ir tie multidiscipliniškumas, sakysim, tas madingi šiek tiek tie žodžiai. Tai aš iš tiesų buvau ten kaip ir vienas tas architektas, kiti buvo dizaino srities pranešėjai. Tai kažkaip į tą temą man reikėjo, reiškia, įsilieti ir aš taip ir pagalvojau, kad vis tik tai vieta, kuri, reiškia, kurioje atsiranda pastatai, ta vieta, ta nuotaika, dvasia vietos ir galėtų galbūt tapti, sakysim, to pastato atsiradimo ir žmonių, ten, sakysim, kažkokių persipinimų, ten istorijų ar gyvenimo būdo ar dar kažko, kad tai galėtų ir būti architektūros kūrimo koncepcija, iš to galėtų išeiti ir pabandžiau keliais pavyzdžiais, sakysim, mano suprojektuotojais pagrįsti tą tokią, sakysim, galimybę, kad architektūra galėtų formuoti žmonių ir vietos sankirtą, sakysim taip. O dabar tas autoritetas, ar ne, jau dabar tas pripažinimas, ar ne, ar užkrauna ir naštą tokio autoriteto, kad reikia pagalvoti prieš sakant tavo nuomonę, paskui priima kaip kažkokią duotybę. Ar yra ta našta, jaučiat? Toli gražu, aš nesu toks, sakysim, žvaigždė, kad mane galėtų spausti kokią nors naštą.
Bet vis tiek jūs dėstote ir universitete, ir studentai, jūs plačiom akim žiūri, patarimų laukia, vertinimo kiekvieno, nes studentai ugdosi pagal savo dėstytojus, ar ne, ir juos žiūri kaip į pavyzdį. Nežinau, turbūt, jeigu taip sako, tai taip ir yra. Greičiausiai, kad nežinau, nepagalvojau apie tai, kad, reiškia, reikėtų kažkaip kitaip žiūrėti sakysime, į kažkokius tai procesus, negu kad žiūrėjau anksčiau. Nes tikrai dar, kaip čia jeigu kalbant apie ten tą žinomumą ir dar kažką, tai toli gražu dar mums iki to žinomumo tokie, kokie, turi, nežinau, ten. Tai vat kitas klausimas irgi, kaip čia atsitinka, mes architektai kuria tą aplinką, ar ne, kurioje žmonės kasdieną iš tikrųjų būna, ar ne. Ir retas, kuris žino, kas tą pastatą ten sukūrė, arba apskritai mes net buvom Kauno iš tikrųjų KTU gimnazijoje ir klausė moksleivių, tai kiek architektų žinote. Ir ten vieną kitą pasaulinio garso jau tokį kaip Gaudį paminėjo, iš lietuvių praktiškai nežino. Kaip čia yra, kodėl architektų, ar reikėtų pas mus tokių architektų, influencerių, įtakos formuotojų? Greičiausiai, kad taip ir būti negali, nes kaip, nesakau, kad ten kažkoks šou verslas arba dar kažkas yra kažkoks nerimtas užsiėmimas ar nereikalingas. Tiesiog darbo pobūdis kitoks, ar ne? Aktoriai yra, kaip čia pasakyti, jie pasmerkti būti žinomi, nes jų darbas toksai. Ten ar kinuose juos mato, arba per šou kažkokius tai dainininkam irgi, jeigu tu kažkiek esi tenai populiaresnis, tau irgi tavo tiesiog toks užsiėmimas yra, kad tave, tu esi pasmerktas matyti, kad tave pažintų. Architektūra toli gražu tikrai tai to reiškiasi nėra ir būti negali, nes plačiai visuomeniai architektas nesukuria tos intrigos tokios, sakysim, pats iš asmens. Kad jį ten, 3 kartus pakviesi televiziją, pakalbėsis tą patį, tai ir viskas. Vieną kartą gal įdomiau, kitą kartą jau mažiau, ir paskui apie tą patį, nes, čia žanras ne tas. Tai dėl to turbūt ir nežino, galbūt žino galbūt, sakysim, daugiau ne pavardės, bet pastatus. Tik jeigu greičiausiai taip paklausti, ar ten kažkokie, kaip apklausa lentelė, ar kažkaip tie pastatai ten, žinai. Tai tikriausiai tai būtų, daugiau galėtų, reiškia, identifikuoti tuos architektus per pastatus. Ir tikriausiai galėtų identifikuoti arba per labai gerus pavyzdžius, arba per labai blogus. Taip pat. Tai va, o kad jo žinotų, tai O svarbu visuomenę šviesti apie architektūros kokybę, architektūros tai svarbu, reiškia. Aišku, bet tai jau ką, jeigu žmogus nėra ten skaitęs kokio nors, nežinau, galų galia jaunesnė ten kartą kokios Salomėjos Nėries, tai nėra ir neegzistuoja jų galvose, arba ten, sakysim, koks nors, nežinau, Avyžius, ar ten iš tų, sakysim, ankstesnių autorių, arba kažkokie, ar ten Ivanauskaitė, ar ne. Tai jeigu jų neskaitęs žmogus, tai neegzistuoja, nors jisai kitiem yra milžiniška žvaigždė, ten kokia Jurga Ivanauskaitė, arba ten dabartiniai, sakysim, autoriai. Tai arba ten klasika, koks Šekspyras, ar ten, nežinau. Bet jie gal neskaito, nes nežino. Gal kartais net nesusimasto žmonės, bet jūs pradėjote organizuoti Kafe festivalį. Ir nuo 2013 metų jisai kas 3 metus ar ne organizuojamas. Ir turbūt vienas iš tokių kaip ir tikslų buvo šiek tiek visuomenės atkreipti dėmesį ar ne į architektūrą. Taip, principas ir buvo ta tokia idėja, kad vis tiek, kad architektūra tikriausiai išsilavinęs žmogus turėtų daugiau žinoti, negu kad eidamas gatve ten matyti pastatus. Arba jų nematyti tiksliau, nes kaip, tiesiog tai yra aplinka ir
Tik tai tas, kuriam kažkodėl tai kažkas įdomu, jisai daugiau tos pastatus kažkaip pradeda galvoti, kodėl tas pastatas toksai, o tas kitas kažkoks toksai, kodėl tas yra toks gera vieta, o kita yra tokia, kur niekas nenori eiti į tą vietą, tai taip, bet dauguma tai greičiausiai to nesusimasto ir pagalvom, kad būtų vienas iš tų tokių galimybių kažkaip daugiau mažiau įtraukti tą, sakysim, architektūrinį procesą, tas, aplamai bendraja prasme, architektūrą priartinti prie to žmogaus kažkokio pasaulio, kad jinai, bent kiek jį įeitų ir sudomintų. Tai dėl to tie festivaliai, kiek čia jų mes esam padarę, 3 turbūt, jie daugiau skirti, sakysim, plačiai tai visuomeniai, kad parodyti, kad architektūra yra gan toksai daugialypis procesas ir daug tenai vyksta tokių, sakysim, dalykų kūrybinių ir kad tie, tarsim, stikliniai pastatai, tos dėžutės, kaip sako, stiklainiai, jie gali būti ir visai geri, ta prasme, nebūtinai jie turi būti kaip, reiškiasi, bendrinis žodis blogąja prasme. Ir daug tų architektūros dalykų yra, kurių nežinom. O buvo, kad po architektūros kurio nors festivalio išgirstumėt atgarsų, kad žmonės šneka, o geras, nepagalvojau net, bet iš tikrųjų, taip yra kažkokia. Nežinau, tai buvo aišku, nes ten ir sakysim, būdavo, kad po pirmo festivalio ir šiaip žmonės sustabdo gatvėje, Laisvės alėjoj, pakalba mane, kurių aš nepažįstu. Tai, ta prasme, architektūra domina žmonės, sakyčiau, taip, tik tai kažkaip reikia bandyti juos kažkaip, arčiau prie jų prieiti kažkokiu būdu. Tai tikriausiai tai nėra labai paprasta, bet iš kitos pusės, matyt, ir nereikia kelti savo tokio uždavinio, kad žmonės atsikėlė išeitų, iš karto pagalvotų apie architektūrą, nuspręstų, kad čia ta gera, o ta bloga ir eitų miegoti vėl. Tai reiškia su mintim, kad architektūrinis pasaulis taps geresnis. Tai čia architektų turbūt toks rytas turėtų būti. Tai irgi ne visų turbūt. Tai šiuo atveju tikriausiai, architektūra turi savo tą vietą žmonių, sakysim, gyvenime. Jinai, mano supratimu, įtakoja ženkliai daugiau, negu kad patys žmonės galvoja apie ją. Nežiūrint to, kad visai jie nesidomi, tarsim, bet vis tiek juos įtakoja tiek tuo, sakysim, jau nekalbant apie įvairią išplanavimais, funkcijom, erdvėm, bet ir to paprastu tokiu vaizdu, kas labiausiai turbūt suprantama ir atpažįstama. Bet nereikia tikėtis, kad tai taps, ką žinau, kaip dviračio žinios, ar ne, kur visi diskutuoja, reiškia, iš ryto, o ten atėję, kad tu matėjai, o tas kaip pasakė, gerai pasakė, o tai žinos, dabar žinos. O dabar sakykit, šiemet Kaunas yra kultūros sostinė, ar ne? Ir taip pat tarsi turėtų būti šiemet irgi tie metai, kai Kafe festivalis. Ar bus kažkokių renginių, galbūt kartu su kultūros sostinės, ar ne? Taip, rengėmės vieną renginį padaryti kultūros sostinės ribose, tai bendras projektas su japonais būtų. Rytai, jisai jau 5. kartą vyktų, paskutinis vyko 13 metais Lietuvoje per architektūros festivalį. Tai kadangi niekas labai čia ne tai, kad nenori, bet neturi turbūt kažkaip nei galimybių, nei didelių tenai ambicijų, nei norų, tai vėl pagalvojom, kad per gerą vietą tas architektūros festivalis ir tuo labiau kultūros sostinė Europos, kad atgaivinti, tiksliau ne tai, kad atgaivinti, bet neleisti pražūti tam Lietuvos ir Japonijos architektų bendradarbiavimui, nes faktiškai tai
išskirtinis projektas yra, niekas bent man, aš nežinau, kad, sakysim, turėtų tokį ilgą testinį, reiškia, bendradarbiavimą tarp šalių, sakyčiau, aukščiausiame lygyje. Ir jeigu kažkaip jo Reikia puoselėti tai, ką jo turim. Nepapuoselėji, tai aišku, kad jisai ir nebūtų čia. Manau, kad vis tik tai Japonija visam pasaulyje tikrai žinoma kaip architektūros, geros architektūros ar kažkokios kultūros išskirtinė šalis. Lietuva dėja to nepasižymė. Tai mums ypatingai, man atrodo, svarbu turėti tokius partnerius renginius, kurie vis tik tai tiek mums patiems leistų kažkaip tai suprasti, kad ne šventi tie puodus lipdo, kaip sakoma, kad visi žmonės gali padaryti kažką, jeigu nori. O iš kitos pusės tikrai, sakysim, nedideliai šaliai yra labai svarbu turėti tokį partnerį, per kurį tu gali irgi pasirodyti, sakysim, sudominti tą architektūrinę visuomenę visam pasaulyje. Tai čia toks išskirtinis tas projektas ir jisai kviečia dalyvauti ir studentus, taip? Taip, tas formatas yra, kad 10 architektų iš Japonijos, 10 iš Lietuvos rengia bendrą parodą ir toks lekcijų gal kažkoks forumas, sakysim, pasidalinimas mintimis apie architektūrą ir kitas yra, sakysim, to renginio dalis, tai yra studentų. 10 studentų iš Lietuvos aukštųjų mokyklų ir 10 iš Japonijos turėtų vykdyti, sakysim, tą bendras kūrybinės dirbtuvės, kažkokią tai temą. Ir kartu bendrose grupėse, sakysim, sugebėti padaryti kažkokius tai pristatyti darbus, projektus, apmąstymus. Tai tikrai studentam, tai man atrodo, yra ypatingai prasmingas, sakysim, tas renginys, nes su kitos aukštosios mokyklos visai skirtingos kultūros, ar ne? Studentais kartu bendrai grupėse padaryti kažkokius darbus, tai man atrodo yra labai svarbu. Tai prasme, nebūtinai ten kažkaip pasimatuoti, kas ten gudresnis ar dar kažkas, tiesiog bendrai dirbti yra šiaip iš principo, ypač pradžioje, tai yra labai svarbu, nes kaip architektūra irgi toksai, kaip ir bet kuris kitas užsiėmimas, jisai, tu privalai įgyti įgūdžius kažkokios ir iš tiesų pas mus daugiau būdavo ta tokia tradicija, kad tu esi toks kaip menininkas, toksai vienas, kuris tu čia, toks įvaizdis yra, kad tu čia kažkaip tik baigiai tą mokyklą, griebi ten, sakysim, kažkokį tai objektą, jį padarai, visi tau ploja. Realybė kitokia. Jo, tai visi, aš irgi buvau po aukštosios mokyklos panašiai galvojau. Ir čia nieko nuostabaus, bet gerokai padirbėjęs supranti, kad pradžioje vis tiek tas bendras darbas yra ženkliai svarbiau tų idėjų keitimasis, negu kad, sakysim, savo kažkokios, sakysim, nežinau, vienokios ar kitokios idėjos pristatymas. Nesakau, kad tai būti negali, greičiausiai, kad gali būti, bet dažniausiai pavyzdžiai rodo, kad reikia gerokai, sakysim, kaip įgauti patirties, kad tu galėtum, sakysim, iš tikrųjų kažką tai parodyti. Kad tos idėjos iš tikrųjų būtų vertos. Nes idėja yra vienas dalykas, ją reikia įgyvendinti.
Susišnekėti su inžinieriais, susišnekėti tai čia tiesiog natūralu, kad jaunas žmogus negali žinoti visko ir nors ir kaip gerai apie save galvotų. Tai tas bendras darbas, pasidalinimas idėjom ir kultūros idėjom ir visko, tai yra labai, labai vertingas, aš taip galvoju. O paskui, manau, tai žinoma, kiek sugeba per save kažkaip tų idėjų įvairių perleisti per savo tą mąstymo prizmę, tai tikriausiai, kad jau, sakysim, vėl, kai pasijaučia kažkokiu, tai, tikriausiai pats kaip ir kiekvienas kūrėjas, jisai, iš pradžių galbūt čia toksai įsitikinimas yra, kad viską gali, paskui pamato, kad galbūt nelabai ir supranta, kad, sakysim, svarbiausia suprasti, kad gali suprasti, kad ne viską žino, nes būna, kurie galvoja, kad net nesupranta, kad nesupranta. Čia kaip sako, kuo daugiau žinai, tuo daugiau supranta, kad nieko nežinai. Ja, tai va čia, po to jau, aišku, čia viskas kažkaip susidėsto vieniem, vienaip, kitiem kitaip. Tai taip gal baigiant, ko palinkėtumėt tiems galbūt net moksleiviams, kurie galvoja apie studijas architektūros, būtent studentams ir tiems šviežiai baigusiems architektūros studijas? Tai architektūros studijos, tai manau, kad šiaip gera vieta. Ta prasme, žmogui pradėti kažkokią kūrybinę veiklą. Manau, kad architektūra yra gera specialybė, nes tikrai ne visi, kurie baigia architektūros studijas ir dirba architektais. Bet tas išsilavinimas toksai iš vienos pusės jisai yra gerokai meninis, iš kitos pusės, kūrybinis, sakyčiau, jisai duoda labai gerą pradžią bet kuriem kitiem dalykam. Ir ten pradėjus, sakysim, architektų gali baigti ir ten kažkokiu kino režisierium ar reklamos, sakysim, gamybos idėjų generatorium ar galų gale šiaip kūrybinių kažkokių tai industrijų. Tai tikrai tai leidžia tą daryti architektūros studijos, nes jos nėra labai tokios, kaip čia sakyti, vienkryptės, ar ne, daug visokių interesų susipina. Dėl to architektai, iš tikrųjų, daug architektų dirba įvairiose srityse ir dažnai labai patenkinti, kad jie vis tik tai buvo architektūros studijose, o ne kažkokiuose siaurose rėmuose. Tai šio požiūriu yra gera specialybė, bet turėčiau nuvilti tuos, kurie tikėtųsi tapti architektais dėl to, kad turtingai ir gerai gyventi. Tai tikrai taip nebus, nes architektūra vis tik tai nėra ta masinė tokia produkcija. Jeigu tu nori būti architektas, tau visų pirma reikės labai daug dirbti ir kaip čia pasakyti, mylėti tą darbą, kurį tu nori padaryti, o tam reikia labai daug laiko ir aš taip asmeniškai labai daug milijonierių architektų nepažįstu. Ačiū labai už pokalbį. Tikiuosi dar kada nors susitiksim ir pasikalbėsim, nes klausimų tikrai ne visus išgvildenom ir yra pasisemti ir pasimokyti iš jūsų tikrai daug ko. Ačiū. Man buvo smagu. Dėkui.